dėl šitos rašto vietos, na, o kadangi dėka Adonai dvasios mes turime savyje šventą gyvybę. Pradėkime kiekvieną dieną elgtis taip, kaip to nori šventoji dvasia. Dvitaškis, nesibaigia nieks, nustokime erzindami vienas kitą ir pavydėdami didžiuotis. Čia yra kaip ir apibūdinimas apie tai, ką Paulius mokina Galatams beveik ištisas 4 skyrius. Todėl ir sako, jeigu jūs skaitydami tai, ką aš jums užrašiau, o jis užrašė ne šiaip beleką, kaip norėjo, o tik tai, ką jį pakėlęs dvasioje į savo akivaizdą nurodė pats viešpats Ješua. Todėl, jeigu jūs skaitydami tai, ką aš užrašiau, atpažinote savyje, ar jūs atgimę, ar neatgimę. Ar jumise reaguoja kažkas, ką jūs skaitėte, ką aš užrašiau, ar išvis tik piktinasi, tik slapstosi, tik ignoruoja ir bando kažkaip tai kažką tai pateisinti. Nes tai parašyta. Na, o kadangi dėka Adonai dvasios, tai yra jo žodžio, mes turime savyje šventą gyvybę. Šventa gyvybė naujas kūrinys mumise. Jeigu mes turime, tada pradėkime kiekvieną dieną elgtis taip, kaip to nori šventoji dvasia. Vėlgi, tvarka, nurodanti ir apibūdinanti manyje mano dvasinį stovį. Turiu atgimimą, nenoriu prižiūrėti savęs, gyvenu kaip visi, plaukiu pasroviui kaip visi. Tada aš suprantu, kad aš kūdikystėje sėdžiu, 40 metų kalbų, žinau apie Dievą, o plaukiu pasroviui kaip ir visi. Trinu savo minkštą vietą 40 metų bažnyčią lankydamas sekmadieniais. Stebiu ir sveriu, žiūriu aplinkinius ir pavydžiu. Ir niekas nevyksta. Reiškia, aš kūdikis, man reikia pripažinti, kad Dievas mane įvestų į mokinystę. Kad jis mane pradėtų mokyti, kad aš pradėčiau atidžiai, kruopščiai stebėti save sutinkant su Dievo žodžiu, o ne su savo paistalais ir išmąstymais. Nes mano paistalai, tavo paistalai, mano nuomonė, jūsų įsivaizdavimai, supratimai, tai ne Dievo supratimai. Tam, kad Dievas pradėtų veikti tavo mano gyvenime, visų pirma reikia iš mūsų pašalinti visą mrakabėsę, kurią mes paveldėjom ir kurią patys dar save apdergėme, traukdami iš visur, kas aplinkui mus buvo gyvenime. Štai apie ką šitą eilutę kalba. Supraskit, sakau, tai ką pats pamačiau, tai pats pradėjau kalbėti su Dievu, pamatyti, kur aš esu, pripažinti, jis pradėjo man trumpai žingsniukais, nors aš buvau tiek metų pastorium, trumpai žingsniukais pradėjo mane vesti iš pasitikėjimo į pasitikėjimą. Ir aš pradėjau pamatyti savo gyvenime brandą, kuri kruopščiai tyria kiekvieną žodį. Ir jeigu tu net tuo momentu nepratyrei, jinai šventoji dvasia už kelių valandų, tu prisimeni, ką tu pasakei, tu prisimeni, ką tu išgirdai, tu prisimeni, kas įvyko, žiūrėk, kas įvyko. Ir tu pradedi kruopščiai prižiūrėti save šventosios dvasios apreiškiamų Dievo žodžiu. Ne šiaip, mėly, kaip Dievo tvarka. Žmonės sako, aš noriu. Nu gerai, kad tu nori, taigi parašyta viskas, ką tau reikia. Jeigu tu nesupranti, ieškok mokytojo, jis paaiškins tau asmeniškai, ką reikia daryti šituo klausimu. Amen. Daugiau nieko negaliu pasakyti ties to rašto vietą. Manau, užteks. Toliau. Dabar noriu paklausti dėl savęs asmeniškai. Nežinau, gal ir kitiem taip yra. Šį rytą aš išbėgau į terasą kažkaip. Nežinau, kaip tai vyko. Aš išbėgau į terasą. Nu ką man dabar daryti, aš taip liūdžiu, man liūdna, man su skausmu kažkaip liūdna. Visą tai, ką pasakėt, beveik netokiais žodžiais, bet sakau, viešpatie, ką man dabar daryti. Aš nenoriu ateiti tuščių rankų, ką man dabar daryti. Man liūdna, man blogai. Ką turiu daryti? Pradžiugti, kad tau blogai. Nu taip.
pradžiuk, kad tau blogai, nes jeigu tau būtų gerai, nu, tai jau būtų liūdna man ir visiems. Žinai. Viskas gerai, jeigu taip yra, tai pradžia, kad tu pradėjai liūdėti. Sako, geriau liūdėsio namai negu džiaugsmo namai, liūdėsio, kur aš atrandu jo korekcijas, jo kvietimą, jo žavesį, pripažinimo. Nes daugelis šiandien save afišuoja, reklamuoja ir galvoja, kad viskas su jais gerai, o iš to stovi jų pačių darbai, kas yra smarvė Dievui. Aš ir jūsų neprašau patiems. Bet nors kaip Inga sako, nuliūdau, nes mano gyvenimas kalba. Nes aš žinau, tu žinai savo gyvenimą, kas tu toks viduje, nieks nežinai, skyrų žmogų ir Dievą. Vienas požymė, kad jūs suprastumėt ir nuliūstumėt, kad pradžiuktumėt, ką tu labiau myli. Savo vaikus ar savo brolį, kuris yra tavo draugas. Ir iškart jūs pamatysit, kas jūs tokie ir kas jumise dominuoja ir kokiame jūs lygiai. Gerai, kas toliau? Jeigu nėra klausimų iš rašto, kaip Inga, ne? Aš turiu dar klausimą, alio. Ir kuo skiriasi, kada Ješua įtikėjo, ką jis padarė jo darbais, ir kuo skiriasi, kada apreikštas Ješua? Ar tai yra skirtumas ar ne? Aš apie save galvoju. Kaip aš atėjau, kodėl atėjau, ar man apreikšta. Tyriau. Ar tai yra skirtumas, ar nėra jokių skirtumų? Didžiulis skirtumas. Žmonės kaip ir nesupranta, ką reiškia įtikėjo ir patikėjo. Jie patikėjo, kad jis yra Dievo sūnus. Jie neįtikėjo, jie patikėjo, kad jisai nemeluoja. Jie patikėjo, o įtikėti reiškia atgimti iš aukšto. Kol jis nenumirė ir nebuvo pašlovintas, nei vienas ten neįtikėjo. Jie tik patikėjo, priėmė, pradėjo gerbti. Vat tas žodis yra patikėjo. Vertinti. Nes patys darbai kalbėjo apie tai, kas jis toksai nesiskyrė su jo žodžiais. Juk mes taip ir patikime žmogum ir pradedam jį gerbti, kai matome, kai jo darbai nesiskiria su jo žodžiais. Nuoširdumu, paprastumu, atvirumu. Todėl patikėti ir įtikėti – du skirtingi žodžiai. Palaukit, aš dar noriu. O kaip dabar suvokti kasdienybėje, kiekvienoje dienoje pasitikėti Dievu, būti ištikimai? Šiandien yra žmonės, kurie sako, kad jie tikintis, nes jie priėmė ir pripažino Jėzų, kaip jie vadina, žinai. Mes kalbam Ješuva. Dėl to, kad visi taip tiki, taip tėvai tikėjo. Ir tu niekada nebūsi kažkaip taip pažemintas, jeigu priimsi taip, kaip jie priima Jėzų. Bet tai nereiškia, kad jie įtikėjo, jie tik patikėjo, priėmė. Jiems patogu būti ir vadintis tokiu vardu. O atgimė iš aukšto, tai tie, kurie buvo visiškai už linijos ir juos vadino bedieviais, paleistuviais, alkoholikais, banditais. Ir Dievas apreiškė jiems per šventą dvasią save ir sūnų, prisiliesdamas savo žodžiu. Pas kai kurios galbūt, aš nežinau, man taip nebuvo, daug metų jisai man beldėsi, daug metų jis norėjo apreikšti save, aš bėgau, aš slapščiausi, bet vieną gražią dieną jis apreiškė, žodis praskrodė mano tvirtovės ir žodis privedė mane prie bejėgystės, kur sušukau, tu esi gyvas, gelbėk mane. Va, tai apreiškimas. Ir va šitas apreiškimas, kai įvyksta įtikėjimas, atgimimas, jisai žmoguje nebeleidžia būti tokiam, koks jis yra. Kur problema? Problema tame, kad šitą paleistuvę, kuri vadinasi save krikščionybė, pasistatė centruose, miestuose, visur, skergatvuose, radijose, televizoriuose, sausos ir visus tokius, ateikit čia, ateikit, aš jūs apglėpsiu, pasuotysiu. O tie mažutėliai, paprasti žmonės, ir eina, nežinodami, kad jinai juos veda į pragarą. Tai prašo, Ezekijas. Tai vyksta šiandien konkrečiai, pranašas tai išpranašavo. Bet kaip ir sakiau, jeigu tu atgimęs iš aukšto, tu nepasitenkinsi tenai.
tu nenurimsi, tas viduj žodis kaip ugnis, kaip, nežinau kaip įvardinti, nors aš jį suprantu, nes jis dega manyje, jis tave plėšys, draskys ir tu eisi, tu belsis, tu ieškosi, tu nesutiksi, tu tarp jų būsi įsgojus, tavęs nieks nepripažins, būsi netinkamas. Bet tu eisi ieškosi, eisi ir ieškosi. Ir kai tu surasi jo mokinystę, kai tu praeisi per jo nors vieną žingsnį mokinystės išmėginimo ir išgyvensi jį, o ne tik girdėsi. Du tokie žingsniai gyvenime ir viskas, tau daugiau nesvarbu, ką jie ten kalba, ką jie ten daro, kai galite šnekėti, tai, ką jis padarė manyje, žaizdos jo gyvybės manyje. Palikit mane ramybėj. Taip sakė Paulius gale savo gyvenimo metų. Kaip tai pasireiškia kasdienybėj? Nes tas žodis, jisai ugnis tavyje, Dievas tavyje. Jis pradeda tave mokyti, kad kiekvieną rytą reikia dėkoti. Kad reikia mokintis kalbėti. Kas gali išmokyti šventoji dvasia? Kad reikia sakyti Dievo vardus, o ne savo kažkokius išgalvotus vardus, už kurių stovi tavo noras, egoizmai. Čia ne meilė, žinai. Aš myliu tave, Dieve. Ir suprantu, kad be tavęs net mylėti negaliu. Mokyk mane dar labiau mylėti. Paklusti tam, kad tu sakai per savo žodį. Nes yra tokių, pasirodo, kurie sako, aš myliu Dievą ir paklustų jo žodžiai. Bet kai pamatai, kam jis paklūsta, tu žiūri, kad to žodžio visai nėra užrašyta. Pirma raidė turi tave prakirsti, pradurti, atverti tau, kas tu esi. Kad tu galėtum pripažinti ir prašyti, kad Dievas padėtų pamilti, paklusti. O be šventosios dvasios tai neįmanoma iš vis, nes raidė užmuša. O kas prikels? Šventoji dvasia. Tam kodėl jinai prikels? Todėl, kad tu jos vaikas.